atimti teisę naudoti tokius ženklus ir tokius šūkius tiems, kurie greuna demokratinės valstybės pamatus. Aš per kelis pasisakymus išgirdau ir kad šūkis yra neteisinis, tai ne aš pasakiau, kad jis teisinis, teismas sakė ir niekaip kitaip nėra nuspręsta. Išgirdau, kad jis yra antikonstitucinis, niekas nėra oficialiai to vertinę, bet šiaip jau konstitucija prasideda nuo lietuvių tauta prieš daugelį metų sukūrusi savo valstybę. Tai tikrai prielaidos tam mąstymui, kad vis dėlto tauta savo valstybę turi. Konstitucinis teismas po to yra išaiškinęs, kad tauta yra suvokiama pilietinė prasme, bet čia yra tam tikras disonansas. Visuomenė turbūt netaip supranta, ar ne, lietuviai ir pilietis skiria. Ką aš sakau, tai kad šūkis nėra ekstremistinis, atsakant tiesiogiai laidos klausimą. Vertinant šūkį iš principo, nepriklausomai nuo to, koks ten Kęstutis Tamašauskas, su kuriuo jokių bendrų reikalų neturiu, ar bet koks kitas žmogus jį įgarsintų. Aš žinau daugybę inteligentijos atstovų, nacionalinės premijos laureatų, jaunų, senų žmonių, kurie tam šūkiui pritarė ir kuriems negėda jį garsiai pasakyti, būtent dėl to, kad jie mano, kad yra svarbu, kad Lietuva išliktų lietuvių tautos, jos normų, kultūros, kalbos dominuojama valstybė. Užsieniečiai gali čia gyventi, jeigu jie to principo laikosi ir tą valstybę gerbia. Konstantinas Andrijauskas nėra užsienietis, tai Lietuvos pilietis, gimęs. Ir man yra labai keista, kad jis nusprendė, kad tas šūkis jį išstumė ir kad jis turi to veiksmo imtis. Tai nebuvo proporcingas veiksmas. Mes dabar ką čia darom, tai kaip tik sakyčiau, po kažkokiais eufemizmais, pasitelkiant kolegės žodį, slepiam tą esminį klausimą. Tai ar gali žmogus imtis fizinių priemonių jam nepatinkantį plakatą nuplėšti ar ne? Aš manau, kad negali teisiniai valstybei. Atrodo, kad yra, kam atrodo, kad gali.